komandinis reklamavimas skirtas tik rimtiems pardavėjams. Mes dirbame tik tai su rimtais. Ką tai reiškia? Tai rimtas nuo nerimto, kuo skiriasi? Sako, aš noriu parduoti irgi čia rimtai, jo. O tai sakau, gerai, o tai jeigu tavo norimos kainos nieks neduoda rinkoje, tai tada neparduodu. Tai vienu žodžiu, tokie yra nerimti pardavėjai, jie yra loterijos žaidėjai, jie galvoja, jeigu laimėsiu aukso kodą, tai gerai, jeigu ne, tai ne. Tai tokie jie reklamuojasi patys, dėl to ir pridėta pilnas internetas kosmosinių kainų, už kuriuos nieks neperka. Tai va. O rimtas pardavėjas, tai už aukščiausiai įmanomą kainą jisai parduos šiandien, jeigu jis gaus patį geriausią pasiūlymą. Ir žinos tikrai, kad tai pasiūlymas yra geriausias, todėl kad su komandiniu reklamavimu gausite maksimalų kiekį pasiūlymų per trumpą laiką. Dėl sklaidos dydžio, tiesiog, paprastai. Tai nerimti pardavėjai sako, jeigu gausiu kainą X, parduosiu, jeigu ne, tada ne, taip toliau. Tokiu atveju tai tie nerimti pardavėjai, jie vis tiek gali su mumis dirbti, bet jie turės sumokėti apsigalvojimo mokestį, sutarties nutraukimo. Todėl, kad mes ne šansų gaudytojai ir mūsų didžiausias darbas yra reklamavimas, o ne pats pardavimo veiksmas. Tai yra didžiausias daugiausiai laiko užimantis darbas. Kuo daugiau kiekvieną dieną dėti skelbimų, tai yra tikrai ilgas ir varginantis darbas. Tai va. Tai dėl to tada būna sutarties nutraukimo mokestis. Jisai būna čiut mažesnis nei komisiniai, bet irgi būna daugiau nei pusė komisinių. Tai va. Tai nerimti pardavėjai su mumis nedirba ir mes su jais nenorime prasidėti, su nerimtais pardavėjais. Nes mes būnam atidirbę, o jie sako, tai čia jūs čia ką, čia jūs nepardavėt, O kad pats kaina raitoja milžiniška, tai čia nesupranta arba netiki, vienu žodžiu. Tai su tokiais nenorim turėti reikalų. O jeigu rimtai norit parduoti turtą, o ne žaistis, ar ne, tai skambinkit, imsim, parduosim. Ypač tokius parduodam, kur nepardavė kitos agentūros ir ilgą laiką nepavyksta parduoti. Mes paimam, pokšt parduodam. Tai va. Iki.